Sveiki, draugai, bičiuliai. Na ką, dabar tai rimtai noriu pakalbėti. Tiesą sakant, nesijuokti negaliu. Ačiū visiems, džiaugiuosi tiksliau dėl tų, kurie pasakė, kad ryte pakėliau nuotaiką. Nu, kokia situacija, va taip ir reagavau, va taip ir parodžiau, va tai to verta ta visa situacija. Na, situacija, mano nuomonė, yra tragiška Lietuvoje ir graudi, nes tai parodo, kad mūsų gynyba krašto yra nieko verta. Absoliučiai. Ir jokios vokiečių brigados, ir kad kiek ten finansavimo mes duosim, akivaizdu šiai minutiai, mūsų gynyba visiškai nieko neverta. Nu, čia daug kas juokauja, kad tvorą per mažą pastatė, reikėjo tvorą tą aukštesnę statyti, gal žinot, gal būtų tas dronas užkliuvęs, atsimušęs į tą tvorą. Bet jeigu rimtai, nu, pasižiūrėkit, kokio apgailėtino iš tikro situacijoje mes esame. Norėtų, dabar iš tikro, va, tie rusai, baltarusai, pasiūstų 100 dronų ir man atrodo Lietuvą jie nugalėtų. Net nereiktų tų 3 dienų ar 2 dienų, apie kiek čia yra šnekama. Neliktų realiai Lietuvos, tiesiog ištaškytų. Parlėktų vienas į Nausėdos namą, kad ten net iki Vilnius nereiktų skristi ten nuo Baltarusijos pusės. Parlėktų dar į kažkokius tai strateginius objektus ir viskas viso gero, nes nieks nieko nematė. Kariškiai aiškina, oi kokie mes kieti, kokie mes krūti, mes matėm tą droną Baltarusijoje. O tai Lietuvoje pas save nematėte, ne? Tai kur dabar nukrito tas dronas? Ten kažkur vieni, sako, reikia prie Elektrėnų ieškoti, kiti reikia, sako, kažkur dar kitur ieškoti. Nu, suprantat, kokią nesąmonę, žvilgtelėjau trumpai vieną akim užmečiau tą spaudos konferenciją. Nu, cirkas, tai jie vienaip teisinasi, tai jie kitaip teisinasi. Tai jie ten trečiai teisinas, nu, komedija iš tikro, cirkas, visas šitas, nu, akivaizdu, kad, nu, atidavėm savo gynybą ukrainiečiam, turėjom kažkokias ten oro gynybos sistemas. Taigi vadas atsimetas, kuriam ten dantis suskaičiavo, kur pasakė, ne, neatiduosiu, nieko neliks, kaip čia jį užsipuolė, oi, kaip tu čia neatiduosi Ukrainai. Tada jam greit dantis suskaičiavo, iškėlė baudžiamą bylą ir patraukė ir paėmė dabar tą, kuris ruošiasi užpulti Kaliningradą. Tai kaip dabar mes pulsim, kokį čia Kaliningradą ruošiasi pult, aš nežinau, su kuo, podais, bliūdais apmėtis ar ko tą Kaliningradą. Jeigu dronas atskrenda, čia kažkur nukrito ar išskrido, nieks nežino, visokių teorijų, tai čia gal Ukrainos nuklydo, pasiklydo, dar kažką, nu, tokių visokių nesąmonių, visokių versijų, ten ekspertų rimtais veidais, taip, čia galėjo būti taip, o galėjo būti anaip. Nu, nesąmonės, visiškos vyksta valstybei nesąmonės. Aš dar kartą sakau, čia užlytų tikrais dronais nereiktų kaip Ukrainoje, čia pasibaigtų karas, viskas, čia mūsų galėtų per 15 minučių, man atrodo, atskristų tiaukš, barkš, pokšt, jeigu čia tie tikri šakėdai atliektų ir būtų šakės. Tai va čia va visa šita nesąmonė ir visas šitas absurdas jų valdymų. Perka tankus. Dabar perka tankus, akivaizdu, kad tankai viskas, nieko nebereikalingi, karas, tankais jau panašu, kad viskas, praeitis, jau galima tankus varyti visus į muziejų. Ne, dar jie čia perka tankus, o tų antidroninių sistemų, pažiūrėkit, kiek dronų pirkom visokių, ne, antidroninių sistemų, Tapinas radarus pirko, žiūrėkit, žodį net sugalvojo, radarom žodis, koks čia radarom, ir viską atidavėm Ukrainai. O tai kur mūsų radarai? Kur mūsų radarai? Pas mus dronas Šechrens, znait, kiek laiko skraidė, nukrito jis, nenukrito, grybautojai sako, ras dabar gal tą droną išsivaizduot, nukrito karinis dronas, jeigu grybautojai rasit, tai skambikit 112. Va tokia nesąmonė, toks absurdas, va tokiam dalykė mes gyvenam. Aš esu, žinokit, šokę, ant kiek mes gėdingai atrodom ir čia, o tai ta, ir kažkaip tai tų visų Slava Ukrainė visų nesigirdė, ne? O kaip dabar va po to Slava Ukrainė visus paklauskit, o kaip su mūsų gynyba? Galvoja, tas dronas čia paskutinis? Aš manau, kad čia tikrai jisai ne paskutinis ir dar čia tas dronas ne vienas atlieks. Neaišku, kas, kodėl, ar čia kontrabandistų. Turiu prašymą atskirą kontrabandistam. Nu, ir Vidas, mačiau, padarė video, nu, gerbėmieji kontrabandistai, būkit geri. Nu, jeigu jau ten skraidina tas savo cigaretės ir, kaip suprantu, tas dronas nukrito, ten išsiemat kas vertinga, ten tą kartoną paliekat, nu, būkit geri, gal kaip nors ar užrašykit, kad čia varėt kontrabandą, ar kokį pakelį vieną palikit, nu, kad visi žinotų, kad čia yra kontrabandinis dronas, čia nieko naujo, nu, parskraidino kontrabandą, cigaretės, jisai, ai, fu. Galų gale, nu nežinau, man kažkaip, aš kaip žurnalistas galiu neatskleisti šaltinio savo. Nu man praneškit, va ten skris
man parašykit ten, va, skrido dronas mūsų, mes ten cigaretės varėm, tai aš paskelbsiu, įdėsiu, kad čia tos panikos nedarytų, nesupranta, švaistys jie vėl milijonus, ten tarnybos lakstys visi už, o čia elementarios cigaretės. Aš esu labai susirūpinęs, jeigu tikras parlieks, nes jeigu ką mūsų dabar šneka ir erzina tos rusus ir baltarusus ir ištisai va ten šneka visi vatnikai, tie va visi su remeliais, tai Ukrainos vėliava, kur mato vatnikai, tai va suprantat, nu, ant jų, va kažkaip tai, aš nenoriu, kad tie rusai, nes jeigu jie toliau tie visi šnekės, ta rusofobija varys, tai žinokit, mums tikrai normalūs tie dronai parlieks. Nes tikrai jau tas vėl baisus ten vienas kažkoks irgi tas Kubilius daro video, oi kaip ten baisu rusiškai uždainavo, tai čia deginsim ant laužo. Tai jūs suprantat, ką va dabar tokį video reiškia. Tai dabar rusai žiūri ir galvoja, ai, tai čia rusus degins ant laužo. Tai gali išvartyti, taigi, kad iš tikrųjų, ne ant kažkokio internetinio ten ar patyčių laužo, ar kažkokio laužo, ant tikro gali pagalvoti. Ta prasme, jie pasakys, mes taip supratom, kad rusus dabar ruošiasi ant laužo deginti, tai mes atsiūsime dabar dronų ir jūs pačius iškepsim. Suprantat, kokia yra rizika, kad va per visus šitus tuos konservatnikus mes galim tikrų dronų prisišaukti ir va kai tikrų dronų prisišaukti, tai tada bus. Tai grįžtant prie temos, brangieji kontrabandistai, jeigu kada brūžtelkit man ar per telegramą ar kažkur, tai kad čia mūsų skrido dronas, mes varėm cigaretės, aš tada pabandysiu nugesinti čia visą paniką, jeigu čia per Delfi, per visur varys. Ir visi, kas žiūrit, žiūrėkit mano kanalą, aš pasakysiu, jeigu tokią gausiu informaciją ir aš tikrai neatskleisiu, iš kur tą info gavau, nes įstatymas tokią teisę man suteikia kaip žiniasklaidos atstovui, bet aš pagesinsiu visą gaisrą, sakau, nu varykit tą kontrabandą, nu čia ar jums draus ar nedraus, vis tiek jūs tą kontrabandą varysite. Tai čia, žinot, kova su vėjo malūnais. Tai va tokia va situacija yra. Bet iš esmės vienas svarbus dalykas, apie kurį pasisakysiu, kai darysiu tiesioginę transliaciją, kodėl visas šitas reikalas. Pasižiūrėkite Dainiaus Gaižausko postą. Va būtent Seimo narį Dainių Gaižauską. Žinot, pasižiūrėkite jo postą. Jis ten labai gerai parašė. Ir jeigu kas galit, paspauskit like ir parašykit komentaruose linkėjimai nuo celofano. Tai va, būtinai, nes super postas, super mintis, super informacija, va, kai yra vagiami milijardai, va tada dėmesiui nukreipti, atskrenda dronai, aš nenustepčiau, kada su kokia katapulta atgal ir skalbimo mašiną kokią nors permes jau be elektronikos, nes iš skalbimo mašinų išima elektronika, raketom gaminta, ne? Jūs tikit to šūdų, aš tai ne. Tai va, tai tokia va situacija tiek trumpai apie tuos, iš tikro komediją. Man gėda, bet, gal laikas vyti lauk tos visus tikrai iš tos, bent iš krašto apsaugos ministerijos, nejaugi mes neturim normalių žmonių, kurie pasirengia apginti Lietuvą, nes tie, kurie rėkia, kad apginti Lietuvą, tai jie su Ukrainos remeliais. Aš jau vakar tiesioginės transliacijos metu juos išvadinau, tai yra išdavikai, nes jie išdavė Lietuvos vėliavą. Čia yra mano asmeninė nuomonė. Advokatas sakė tai pasakyti. Iki.